Sveiki visi, sveiki atvykę į mano kanalą Teenagers Beauty, su jumis sveikinuosi aš, Vita, ir be galo džiaugiuosi, kad galiu jau drąsiai sakyti, jog atidarau rudens sezoną, būtent su Planuok su manimi video. Tai pirmą kartą užsukai į mano kanalą, ar pirmą kartą įsijungi tokio tipo video, tai greit priminsiu, kas yra Planuok su manimi. Tai kiekvieną mėnesį aš planuoju savo užrašinėje, tiesiog susidėlioju taip, ją sukuriu tiesiog taip, kaip man būtų patogu, nes žinau, kad dauguma planuoklių jau dažnai būna kaip ir kaip ten yra viskas sumodeliuota ir kartais nėra labai patogu, nes, pavyzdžiui, reikia mažiau vietos rašymui arba daugiau vietos rašymui, mažiau reikia ten, pavyzdžiui, savaitinio kažkokio galbūt kasdieninio to tokio pasižymėjimo ir labiau reiktų to tokio plataus, nežinau, tiesiog kalendoriaus ir vaizdo, kas kurią dieną, pavyzdžiui, vyktų. Na, tai dėl to bullet journal man labai patinka būtent ta visa sistema, nes tu gali tiesiog viską pats susidėlioti taip, kad tau būtų patogu. Na ir šitą mėnesį aš nusprendžiau padaryti tokią kaip rožių tematiką, nes kiekvieną mėnesį darau kažkokią tematiką, sugalvoju, kad tiesiog man pačiai būtų linksmiau, pati jaučiausi produktyviau, motyvuota labiau, na ir tas laiko planavimas nebūtų galbūt kažkokia kančia ar kažkoks didžiulis darbas ir tai kartu taptų toks malonumas ir relaksavimas būtent kuriant kiekvieną mėnesį. Tai šitą mėnesį aš nusprendžiau būtent išsirinkti kelias spalvas, tai aišku raudonus atspalvius, rudus ir žalius. Ir iš tikrųjų galite interpretuoti ne vien kaip rožių tematiką, bet ir kaip, pavyzdžiui, Beauty and the Beast, tai gražuolės ir pabaisos. Iš tikrųjų jau įpusėjus būtent kuriant šio mėnesio bullet journal, tai tą supratau, kad iš tikrųjų gali būti net kelios kažkokios tematikos, bet aš labai džiaugiuosi tiesiog, kaip viskas išėjo, tai tiesiog, nes nemažai laiko skiriau iš tikrųjų, ypatingai pačiam pirmajam puslapiui, kur užrašiau, kad yra rugsėjai. Na, o antrajame puslapyje, kaip jau tradiciškai, aš manau, gan įprastai tampa tai, jog vienoje lapo pusėje visuomet palieku vietos ir nupiešiu tiesiog kalendorių būtent, kad galėčiau matyti visą pilną vaizdą mėnesio ir, aišku, palieku vietos, kad galėčiau užsirašyti svarbiausius kažkokius įvykius tam mėnesiui. Kitoje pusėje visuomet palieku vietos video idėjoms užrašyti. Na ir man labai patiko idėja ta, kad aš nusprendžiau tokią kaip žibintą nupiešti, bet kaip grybą, būtent musmirę. Nežinau, man tai atrodo tiesiog labai miela idėja. Ir štai matote, knygą dar nupiešiau ir dėl to aš ir sakau, kad galima šitą tematiką pavadinti ne vien rožį, bet gražuolės ir pabaisos, nes gražuolė labai mėgo knygas ir kitame puslapyje pamatysite, esu nupiešus dar ir veidrodėlį. Tai tiek šiame puslapyje vėlgi naudojau tas pačias spalvas. Man labai patiko, jog nusprendžiau tokias rožės iš šono nupiešti. Na, tikrai pasistengiau, kad būtų aišku, jog tai yra rožių tematika ar būtent trobelė paaugusi rožių krūmais. Na, aš tiesiog tai įsivaizdavau būtent kaip piešiau, tai mane labiausiai ir įkvepia visi paveikslai, nuotraukos, būtent tokių vaizdų. Na ir trečiame puslapyje nusprendžiau, aišku, padaryti grojaraštį, skirti vienai pusiai, o kitai pusiai tiesiog, ką šį mėnesį naujo atradau, išbandžiau. Tai irgi tiesiog puslapis, kuris galbūt skatina mane truputėlį kažką naujo išbandyti, išlipti iš tos komforto zonos ir, žinot, kažką naujo, kaip ir minėjau, išbandyti, padaryti. Na, o grojaraštį tai aš tiesiog labai mėgstu kiekvieną mėnesį pasižymėti mėgstamas kažkokias dainas ir tiesiog labai yra smagu matyti, ar kažkiek keičiasi tas mano muzikos skonis, ar nesikeičia. Ir vėl mano tokia visai miela idėja buvo, jog, kaip matote, dabar piešiu tokias kaip linijas, tai aš nusprendžiau, kad rožė bus vietoj smuiko rakto ir tiesiog pripiešiau natas įvairias ir pamaniau, kad tai tiesiog labai miela idėja tokia. Tai
vėlgi aš visada stengiuosi kažkaip į temą pataikyti ir kažkaip tas natas irgi nupiešti tai temais tinkančias. Dabar įrašinėdama dar supratau, kad gali būti trečioji tokia kaip tematika, tai užburtas sodas, nes kaip ir minėjau prieš tai, kad mane įkvepia tokia kaip senovinė akmeninė trobelė, tai ir aišku, jinai apaugusi visokiais vijokliais, rožių krūmais, tai tema galėtų vadintis dar taip pat ir užburtas sodas, nes man bent jau sukuria šio mėnesio tematika tokį paslaptingumą ir tos tamsios spalvos dar tokį kartu niūrumą, tai nežinau, čia tiesiog dar vienas pamąstymas, bet pereinant prie kito puslapio, tai kaip matot, žinoma, aš skiriu vieną pusę nuotaikai žymėti ir tradiciškai kiekvieną mėnesį aš sugalvoju kažkokią citatą, kuri turi būti mano bullet journal, aš tiesiog noriu atsiversti ir matyti kažkokią citatą, kažkokį sakinį, kuris mane įkvėptų, pastumėtų pirmin. Tai šio mėnesio tematikos citata yra tokia, kad kiekvienas rožės žiedlapis nenukristų veltui. Ir aišku, žinoma, susijau su tematika, bet kartais būna taip, kad tiesiog užrašau kažkokį sakinį, citatą, kurią aš ar mačiau internete, ar kuri man patiko. Bet šį kartą tai yra mano sugalvota citata ir man labai patinka bullet journal sistema tuo, kad aišku, tu nusiperki visiškai tuščią užrašinę, bet taip pat aš galiu piešti, galiu toliau lavinti savo ranką piešdama ir žinoma, kad galiu susiderinti, susiplanuoti jį taip, kad man būtų patogu. Tai tas yra nuostabu, kad jūs galite pritaikyti užrašinę absoliučiai savo, nes, kaip ir minėjau, kartais nuėjus į parduotuvės, tikrai būna taip, kad, atrodo, norėtųsi turėti kažkokią užrašinę, kuri būtų labiau priderinta tau, nes jos visos plius minus yra panašios, tai kad yra metinis kalendorius, yra mėnesinis kalendorius ir dar dienos, žodžiu, kad ant kiekvienos dienos galėtum prisirašyti, ką ten tu planuoji daryti, bet su bullet journal yra smagu tai, kad tu gali įtraukti puslapius, kurie tau yra reikalingi. Tarkim, nežinau, galbūt jums reikia kiekvieną mėnesį susiplanuoti kažkokius pirkinius, tai jūs galite tam skirti kažkokį puslapį, ar, pavyzdžiui, sekti savo hobius, nes yra svarbu ne vien padaryti visus darbus, bet atrasti laiko ir savo pomėgiam, savo laisvalaikiui ir poilsiui. O kaip matote, paskutinis puslapis, tai yra mano savaitinis puslapis, tai aš susiplanuoju, palieku vietos kiekvienai dienai, kad galėčiau užsirašyti, ką aš noriu nuveikti, ar kokiu turiu planų. Tai man labiausiai pasiteisinęs būdas, kaip vis dėlto susiplanuoti, tai yra būtent nukarpius mažiau gal truputį, apie pusę maždaug puslapio nukirpus ir tiesiog, kad aš galėčiau vartyti būtent tas dienas pirmyn atgal. Žinoma, aš suskirčiau su spalvotu popieriu, kad man būtų aišku, kuriai savaitai kuris spalva yra. Ir vėlgi tai yra toks simbolinis kaip ir susiejimas su pradžioje esančiu spalvotu popierium. Tiesiog norėjau tą paminėti. Žinoma, susirašau aišku dienas, kad žinočiau, kur maždaug kuriai dienai galiu prirašyti. Ir paskutiniam puslapį aš visuomet parašau, kokie yra mano savaitės tikslai. Man patinka tiesiog turėti kažkokį tikslą ir, nežinau, tai padeda iš tikrųjų gal kažkiek išlikti ir labiau motyvuoti tą savaitį, nes norisi dėl kažko stengtis, kažką atlikti. Tai gali iš tikrųjų būti bet kas. Ir žinoma, aišku, priekį aš visada prašau planuok su manimi. Savaitę dažniausiai parašau, bet aš nepamenu, ar aš čia parašiau ar neparašiau. Tai va, ir nusprendžiau, kadangi, kaip ir minėjau, įkepta yra visai tokios kaip ir trobelės, kuri yra apaugusi, tokia paslaptinga, tai aš norėjau nupiešti tokią kaip langą, bet tokį senovinį. Ir, jūs galėsit įvertinti, kaip man pavyko tiksliau nupiešti, bet aš visai džiaugiuosi galutiniu rezultatu ir aš bandžiau dar nupiešti, kad tos tokios langinės, jos yra medinės.
Tai vad, ačiū, kad žiūrėjai šitą video iki galo, tikiuosi, tau patiko, jei tai būtinai paspausk like, prenumeruok mano kanalą, kad nepraleisim kitų mano video, na ir susimatysim kitose video. Čiau!